Dabar džiaugiuosi perdodamas moderatoriaus rolę visiems gerai žinomai Laurai Dabulytei. Prašau, Laura. Ačiū Jums labai ir aš kažkaip iš karto noriu apie tos naujus žodžius pakalbėti. Tai, kad mūsų svečias gali kalbėti lietuviškai ir sako, kad užtruko, kol išmoko, tai lygiai taip pat aš dar prieš metus sveiko amžėjimo nežinojau kaip žodžių žaismo. Ir koks yra komplimentas organizatoriams, kurie sako, viskas, mes koridoriuje kalbam apie tai, apie ką čia šiandien, neilgamžiškumą mes naudojam, tą trendinį žodį vadinamai, mes turime naują žodį sveikas amžėjimas. Ir be galo ačiū Jums, kuris sakote, kad mes kalbam ne tik apie šitą kartą, ne tik apie tuos trečdalį lietuvių, kurie jau yra virš 60 metų, mes kalbame apie ateities kartas. Diskusiją norėčiau pradėti ir mes turėsime apie 30 minučių visus čia esančius. Ir Jūs kalbėsit. Visus čia esančius būtinai pakalbinsiu. Aš labai norėčiau pradėti nuo temos, į kurią tikiu kiekvienos ministerijos žmogus nuves ir sakys, ne, tai čia viskas apie pinigus. Dėl to mes čia turime finansų ministrą Kristupą Vaitiekūną. Kristupai, nuo Jūsų noriu pradėti. Ar prioritetas? Ar turim, ar numatėm, ką darysim toliau? Tai dėkui už galimybę pasisakyti. Be abejo, kad sveikata yra vienas iš valstybės prioritetų. Na, dabar toks neramus geopolitinis laikas, tai aišku, tų prioritetų yra ir daugiau ir puikiai žinom, kokie jie yra. Bet be abejo, sveikas amžėjimas neabejotinai yra prioritetas dėl to, ne tik dėl to, ką pasakys mano kolegos, kurie labiau susiję su medicina, bet ir dėl to, kad tai yra labai susiję tiek su ekonomika, tiek su finansais. Kaip žinome, visų vakarų valstybių demografinė padėtis nėra itin gera ir Lietuva nėra išimtis, tiesą sakant, jinai yra turbūt dar prastesnė Lietuvoje negu daugumoje tų valstybių. Tai be abejo, tas amžėjančių žmonių kiekis, jeigu tas amžėjimas yra sveikas, jeigu žmonės yra aktyvūs ir nori įsitraukti, yra puikiai parama mūsų ekonomikai, mūsų finansams ir manau, kad tiem patiems žmonėms, jeigu jie išlieka aktyvūs, tai ir gyvenimo kokybė visai kitokia. O turbūt visi suprantam, kad to pasiekti be finansų neįmanoma. Tai tą supratimą tikrai turi visos šalies grandys, tiek ir finansų ministerija. Kiek įmanoma lėšų perskirstom sveikatos apsaugai. Tikiu, kad sveikatos apsauga, jau paskui politikos formuotojai šitą prioritetą taip pat mato, šitą sritį mato kaip prioritetą. Tai manau, kad ateityje tikrai tobulėjant ir medicinai, ir augant Lietuvos ekonomikai, ir augant finansavimui, tas sveikas amžėjimas bus vis labiau ir labiau prieinamas ir vis daugiau ir daugiau žmonių galės pasakyti, kad ne tik pasakyti, bet ir pajust, kas tai yra. Kol kas, kiek žinau, pagal tą, kiek Lietuvoje žmonės gyvena, tą sveiko gyvenimo trukmė yra ganėtinai trumpa. Kiek esu susipažinęs, tai be abejo, kad tas atspirties taškas yra ganėtinai žemai, bet vis dėlto tikiu, kad su mūsų augančiais finansiniam galimybėm, medicinos galimybėm, tas sveikas amžėjimas vis dėlto ateis į vis daugiau ir daugiau mūsų šalies gyventojų prieinamų dalykų sąrašą. Dėkui. Kristupai, mes vis iš finansų vis tikimės kokio nors vieno skaičiaus, kurį paskui galėtumėm nešiotis. Tai jeigu jūs kokį nors tokį, mums tą skaičių, tokį rodantį tą prioritetiškumą, dabar ar vėliau, tai labai labai jo norim. Tai be abejo, kad galima kalbėti apie sveikatos finansavimo augimą, tai jisai auga ganėtinai greitai. Aš dabar bijau sumeluoti, nes taip nepasiruošiau čia skaičius žarstyti, bet man atrodo, kad sveikatos srities finansavimas yra apie 8 ar 10% kasmet, tai iš tiesi įspūdingas augimo skaičius. Ačiū Jums labai ir noriu pereiti dar prie sveikatos, būtinai sugrįšim, nes čia labiausiai viskas apie sveikatą, bet kad parodytumėm, kad kaip platu čia mes ir apie kultūrą kalbėsim, apie švietimą, apie socialinę apsaugą. Deimantė Bukeikaitė, socialinės apsaugos ir darbo viceministrė. Deimantė, labai noriu, kad pradėtumėt nuo to įvardinto demografinės padėties kriterijaus.
Tai labas rytas, gerbimi konferencijos dalyviai. Na, tada demografinė padėtis mūsų šalyje yra aiški ir mums puikiai žinoma, situacija šiuo metu nėra džiuginanti. Mes turime ženkliai sumažėjusi gimstančių vaikų skaičių, o visuomenė amžėja. Ir remiantis EBPO duomenimis, jų prognozėmis 50 metais 65 plus amžiaus vyresnių žmonių gyventojų mūsų visuomenėje skaičius sudarys beveik trečdalį, 29%. Tai vadinasi, tuos demografinius tam tikrus iššūkius ar įtampas šiuo metu mes turime. Dėl to, kad visuomenė amžėja, lyg gimstančių pas mus nėra tiek, kiek norėtųsi, nes gimstamumas yra sumažėjęs apie 18 tūkstančių yra gimusių, bet reikia už tai dėkoti, kad tie vaikai gimė ir kad tie žmonės apsisprendė, bet situacija šiuo metu yra tokia, kad valstybės politika yra orientuota šiuo metu į šeimos politikos stiprinimą ir tam tikras priemonės vyriausybė turi planą, yra paskelbti kiti ir dar sekantis šeimų metais. Tai ta demografinė situacija yra analizuojama, žiūrima ir per tai tada yra formuojama politika ir tada be abejo įvairiose tose politikos rytise, apie ką ir yra visa ši asamblėja, nes tas amžėjimas, demografiniai dalykai, jie susiję su visomis politikos rytimis horizontaliai. Ir čia, jeigu jau liekam prie šeimos klausimo, tas vienišumo jausmas, ypatingai vyresnių žmonių ir to, kad mes neturėtumėm likti vieni, jeigu suprantam, kad labiausiai pagalbos gal ir norėtųsi ieškoti šeimoje. Koks yra požiūris? Tai be abejo, mums visiems žmogui reikia žmogaus. O ypatingai atsidūrus gyvenimo situacijose, kada mūsų, tarkim, socialinis saugumas, orus gyvenimas arba galimybės įsitraukti į darbo rinką yra šiek tiek sumažėjusios. Ir kas iš ties neramina, šiuo atveju ir mūsų socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kadangi mes dirbam su socialinė apsauga ir vyresnio amžiaus žmonės yra mūsų ministerijos politikos nuolat dėmesio centre, tai šiais metais mūsų šalyje atliktas valstybinis auditas aktyvaus senėjimo skatinimas, ką parodė apie vienišumą, kad net beveik 35% mūsų vyresnio amžiaus žmonių jautėsi vieniši. Ir iš jų 87% nesikreipė jokios pagalbos. Tai labai kyla klausimas, kodėl žmonės nesikreipė pagalbos, jausdamiesi vieniši, nes vienišumas yra tas nepatogus mums visiems jausmas. Tai čia dabar irgi analizuojam ir sprendžiam ir norim patyrinėti labiau kaip ministerija kartu su savivaldybėmis, kodėl žmonės vieniši nesikreipė pagalbos. Ar dėl to, kad jie nežino, kad gali kreiptis, ar tiesiog jie galvoja, kad pagalba jiems, tarkim, nepriklauso, nors pagalba priklauso visiems. Tai šeima, jeigu nėra šeimos, bendruomenė yra vienišo žmogaus artimiausia aplinka, kurioje jis irgi turėtų būti matomas. Ir dar truputėlį, Deimante, apie tai, kad, nuo ko mes pradėjom, nuo sveikinimo kalbos, kurioje ir kvietimas buvo, kaip tie 80 plus ateinantys dirbti Seime, čia visiškai būtų laukiami. Žinoma, aš tai galvoju, kad mums reikia labai aiškiai turėti viziją, kad 80 tai čia visiškai normalus amžius. Žydėjimas. Darbingas amžius, pažiūrėkit, Antanas Vinkus, sukasi po Seimą kaip bitutė. Tai mes visada... Ir aš manau, kad mums reikėtų daug ką projektuoti, kad 65 plus tai maždaug 30% gyventojų. Trečdalis. Mes tikrai turim dar trečdalį laiko aktyviai. Tai mums problema yra kaip tą jaunąją kartą, kad jų būtų. Nes 90 metais buvo aukščiausias gimimo skaičius pas mus 60 tūkstančių. Tai 50 metais 60 mečių bus didžiausias skaičius Lietuvoje ir ta žmonės visiškai sveiki, jie to amžiaus sulauks. Tai mes dėl to nesibaimikim, žiūrėkim, kaip paskatinti, o kaip užimtumą padaryti. Ministrė sakė, diskotekas darykim, 65 plus. Mes dar prieisim, Renata, čia yra... Ateikit į teniso aikštelę, pirmadienis vakare pažaisim tenis. Kęstutis apie tai irgi papasakos, tikiu. Dar grįžtu, Deimante, prie jūsų. Ką veiksim, kai mums bus 60? Labai daug ką.
Būsim aktyvūs, sportuosim, dalyvausim darbo rinkoje, rūpinsimės savo užaugusiais vaikais ir jų anūkais, mokysimės, keliausime, bendruomeninėse įvairiose veiklose patys dalyvausime ir kitus įtrauksime. Žodžiu, skatinsime, kad būtumėm aktyvūs ir kad tas mūsų amžėjimas, jisai tikrai būtų tokia teigiama ir gera patirtis ir nebūsime vieniši. O kas liečia čia truputį apie tą darbo rinką, tai tikrai amžiai draugiškos darbo rinkos turime tam tikrų iššūkių ir mes mūsų šalyje, jeigu 22 metais žmonės 65 plus darbo rinkoje pas mus buvo apie 21 tūkstantį, tai dabar 25 mes turim beveik 90 tūkstančių žmonių. Reiškia, vyresnio amžiaus žmonių poreikis darbo rinkoje išlieka, tačiau mes tuo pačiu matom iššūkius, kad jau Lietuvoje ir 50 plus žmonėm grįžti arba integruotis yra iššūkiai. Tai ir visa tai apima bendrą valstybės horizontalę politiką ir apsisprendimą. Tai kaip mes su vyresnių amžėjančių žmonių skaičiumi, kaip valstybė tvarkomės ir kaip mes juos matom bendrame tame visuomenės audinyje, nes visuomeniai visi žmonės yra reikalingi. Ir dar, Deimante, čia šitoje vietoje jausmas, kad labai prie to prisideda Europos Sąjunga. Mes kitais metais pirmininkaujame, čia svečiams tik tai primenu, kad pirmininkaujame Europos Sąjungoje. Mes turime reglamentų, kurie tarsi dar ne tik, kad tu ateik į darbą, bet dar jame ir geriau jauskis. Kaip jūs žiūrite į tai, kas atkeliauja iš Briuselio dokumentai ir kaip mes prie to prisidedam, kiek noriai paimam tai, kad dar žmogus darbe ir nepervargtų, ir jaustųsi žmogumi, ir lygus su kitais. Ir būtų pajėgus darbuotis, nes mes žinom informacinės technologijos, skaitmeninė atskirtis vyresnio amžiaus žmonių tarpe irgi yra dar ne vienas iššūkis. Tai be abejo, kad Europos Sąjungos įvairios direktyvos arba visokie bendri sprendimai atkeliauja ir į mūsų nacionalinę teisę. Tai mes perkeliam ir šioj vyriausybės programoje yra tikrai nemažai nuostatų, suplanuotų priemonių, kurios yra orientuotos apskritai visų, pavyzdžiui, dirbančių socialinį saugumą, darbo sąlygų gerinimą ir visus kitus dalykus, tai tame tarpe ir amžiaus ir vyresnio amžiaus žmonės. Bet vieną dalyką aš noriu pasakyti gal pabaigai, kas liečia mūsų ministerijos iniciatyvas ir politiką formuojama vyresnio amžiaus žmonių atžvilgiu. Šiuo metu praktiškai mūsų valstybė jau yra apsisprendusi ir liko tik priėmimo stadija, tai yra įstatymo. Lietuva apsisprendė ir strategiškai nusprendė, kad Lietuvai reikia vyresnio amžiaus asmenų politikos įstatymo ir jis jau beveik yra atkeliavęs į Seimą, jis šiuo metu yra dar paskutiniuose derinimuose ir tai rodo, kad mūsų valstybė apsisprendė, kad vyresnio amžiaus žmonių klausimai yra ne tik sveikatos ministerijos, ne tik kultūros ar socialinės apsaugos ir darbo, tai yra visos valstybės horizontalios politikos klausimas ir aš tikiu, kad nuo šio įstatymo priėmimo mes labai ženkliai, koordinuotai ir nebefragmentiškai formuosim ir darbuosimės vyresnio amžiaus žmonių politikos klausimuose. Ar yra kažkas konkretaus ten, kažkokie metai, kurie yra nauji? Konkretaus bus tikrai labai nemažai, nes bus planuojama tam tikrų priemonių, bet bus programa ir visų susijusių su vyresnio amžiaus žmonėmis ministerijų, kurie formuoja politikas, labai konkretus įsipareigojimai yra įrašyti įstatyme. Ačiū Jums labai ir iš tikrųjų taip gera vis galvoti, kad mes čia turime tiek daug svečių, kurie yra iš be galo didelių šalių ir kai jūs sakote skaičius, 90 tūkstančių vyresnio amžiaus, kurie ateina į darbą, aš galvoju, kaip jie skaičiuoja šitus mūsų kiekius, o aš noriu, kad jūs Lietuvą laikytumėt kaip pavyzdinę šalimi, kurioje tas mūsų modelis, kuris čia suveikė, gali suveikti ir kitose šalise. Tai labai gera, kad jūs taip atidžiai klausote tai, kas mūsų mažutėje tarsi šalyje, bet taip puikiai veikia. Grįžtu prie kultūros. Mes turime čia kultūros viceministrę Renatą Kurmin. Renata, pati, kai dirbu su komunikacija, vis žinau, kad tu darai rimtus dalykus. Ir tik pasakai, ką nors apie, pavyzdžiui, padarykime diskoteką ir galbūt tai paskatinsim gimstamumą ir 5 metam visi pasigauna šitą tavo žinutę ir apie tai kalba. Bet žinau, kad turite kur kas daugiau prioritetinių dalykų. Ką tokio laikote naudingų sveikam amžėjimui? Labadiena, gerbiami konferencijos dalyviai, Jūsų ekscelencija, gerbiamas pirmininkė. Tai ačiū labai už pasisakymą, kad leidote ir pakvietėt. Iš tikrųjų taip, kultūros ministerija laikosi kultūros prieinamumo principo.
kuris yra tvirtintas ir Lietuvos Respublikos kultūros pagrindų įstatyme. Tai yra visiems Lietuvos Respublikos gyventojams turi būti sudaromos sąlygos dalyvauti kultūroje. Įgyvendinant kultūros politiką strateginių lygmenių siekiama užtikrinti kultūros įvairovės ir žinoma kokybiškų kultūros paslaugų pasiūlą visiems šalies gyventojams, tuo pačiu ir seniorams. Pagrinde tų veiklų iš tikrųjų yra labai daug organizuojamų, ypatingai tose organizacijose, kurios yra arčiausiai žmogaus. Kaip jau buvo minima, žmogui reikia žmogaus. Tai mūsų kultūros įstaigos, tokios kaip kultūros centrai, bibliotekos, muziejai, tikrai šiuo metu vykdo begalę daug programų skirtų seniorams, tik tai galbūt per mažai yra skelbiama ir viešinama. Tai ne tik tai turėtumėm kalbėti apie diskotekas, bet ir įvairias programas vykdomas, tokias, pavyzdžiui, kaip muziejuose pagrindinės paslaugos seniorams, tai yra edukacijos, ekskursijos, renginiai. Dažniausiai seniorai renkasi edukacijas ir ekskursijas, žinoma, tačiau didžiojoje dalyje muziejų nėra specialiai tik seniorams sukurtų šių paslaugų. Tai yra paslaugų įvairovė, kur seniorai gali pasirinkti, dalyvauti skirtingose veiklose ar tik tai seniorams skirtose. Tai taip pat bibliotekos turi labai platų spektrą visokių programų, nuo periodinių leidinių skaitymo vietoje ir skolinimosi į namus, knygų pristatymo į namus, būtent riboto mobilumo seniorams. Tai yra tokios programos kaip knyga į namus, ateinanti biblioteka. Labai yra paklausi. Tada vykdomi yra nuoseklūs mokymai, individualios konsultacijos, tokios kaip kompiuterinio raštingumo mokymai, išmanieji, kaip naudotis išmaniaisiais renginiais, kaip naudotis elektroniniams paslaugomis. Taip pat yra kreipiamas dėmesys medijų ir informacinio raštingumo mokymui, socialinių tinklų naudojimui, dirbtinio intelekto įrankio panaudojimui. Renata, perklausiu jūsų, ar teisingai suprantu, kad tai priemonės, kurios labai noriai senjorai ir priima? Iš tikrųjų, taip. Ką girdžiu, Renata, tai, ką pasakoja, tai yra, jūs suteikėt gyvenimo metams, ne, kaip PSO atstovas labai gražiai pasakė, ne metų daugiau norisi daugiau gyvenimo tuose metuose ir čia jūsų misija. Taip, ačiū Jums labai, Renata. Dėkinga ir apie tą pačią misiją, tikrai labai panašią, švietimo mokslo ir sporto ministrės patarėjas Kęstutis Bartuškevičius. Ką žaisim? Kur eisim? Kokius dalykus darysim kartu? Man labai gražus buvo, kad mes nekalbam tik apie žmonės, kurie yra vyresnio amžiaus. Mes kalbam apie žmonės, kaip galim visi būti ir veikti kažką kartu. Tai visų pirma, labai ačiū konferencijos organizatoriams už tokią puikią konferenciją, kurioje galime kalbėti apie sveikatą. Ir finansų ministrui norėčiau pasakyti, kad finansai skirti sveikatos apsaugai galėtų būti šiek tiek padalinti ir švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, nes mes susimam prevenciją. Mes tik pradedam. Aš čia juokauju, šaržuoju, iš tikrųjų tai mūsų kaip švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vizija ir matymas tai visų pirma, kad turime kurti ir keisti žmonių mentalitetą, nes iki šiol fizinis aktyvumas, sveikatinimasis ir noras išlikti kuo ilgiau sveikesniams būdavo toksai paliktas nuošalyje ir spręskite patys, kaip jūs čia taip gyvenate ir kaip jūs tai įsivaizduojate. Tai švietimo, mokslo ir sporto ministerija įsivaizduoja viziją, planą ir tokį matymą, kad nuo iki mokyklinio amžiaus vaikų mes galėtumėm supažinti juos su fiziniu aktyvumu, taip gerinant jų kokybę sveikatos atžvilgių, net ir mokslo atžvilgių. Ta patį fizinį aktyvumą išlaikyti ir mokykliniame amžiuje ir skatinti vaikus kuo daugiau ir kuo aktyviau praleisti laisvalaikį. Žinot, aš net ir vakar, aš vis mėgstu tokius realius pavyzdžius. Labai nustebo vienas žmogus pamatęs mane su mano 3 metų dukra stadione. Sako, ką tu čia veiki? Sakau,
prastas oras, lyja, o jūs čia išėjot. Sakau, nu tai ką mes dabar turim sėdėti ir žiūrėti, kaip Neptūnas su Lietkabeliu krepšinį žaidžia, ar mes galim išeiti į stadioną ir paspardyti kamuolį. Tai mentaliteto keitimas ir požiūrio keitimas yra Švietimo mokslo ir sporto ministerijos misija ir tikslas. Ką ministerija dar daro? Tai mes turime tikrai puikią programą, kur yra mokymosi galimybė seniorams ir ten yra viena iš krypčių, tai sveikos gyvensenos. Tai irgi yra labai populiari kryptis, tema tarp seniorų ir vyresnio amžiaus žmonių, kur save įgalina būti bendruomenėje, kas suteikia galimybę nesijausti vienišiems, apie ką mes kalbėjom, kas suteikia galimybę save išnaudoti ir toliau darbo rinkoje ir motyvuoti ir paskatinti jaunimą, kad žiūrėkit, jeigu aš galiu, tai jūs tikrai dar turit ir laiko, ir galios. Taip pat šiuo metu kalbame apie tai, kad turėdami tokią programą kaip Kursuok, numatome joje pokyčius, kad bus galimybė 65+ asmenims, kur vis dar ekonomiškai aktyvus dalyvauti mokymuose, pasirinkti savo sritį, kur jie nori pasitobulinti, ką jie mato ir kaip jie mato. Tai aš labai džiaugiuosi šios konferencijos eiga ir pranešimais ir kalbančiaisiais, nes mes pagaliau pradedame kalbėti, suvokti, kad sveikata nėra tik tai sveikatos apsaugos ministerijos reikalas. Sveikata yra visų horizontaliai ministerijų reikalas, net susisiekimo ministerijos, kuri tinkamose vietose nutiesus tinkamus dviračių takus, tikrai pamatys, kaip tuose dviračių takuose žmonių antplūdžius ir panašiai. Tai džiaugiuosi, kad mes apie tai kalbame, o tik tai kalbėdami galime pasiekti tikrai labai gerų ir įspūdingų dalykų. Tai dar kartą konferencijos dalyviams ir organizatoriams didelis ačiū. Ačiū, Kęstuti. Ar tai reiškia, kad dabar Laimutę mes turime iš Sveikatos apsaugos ministerijos? Ar apsiimtumėt būti atsakingi už daugiau darbų? Iš tikrųjų, tai aš pasakysiu tokią mažą paslaptėlę, bet mūsų... Labai privati vieta, sakyti paslaptis. Nu, žinot, kaip ten sako, jeigu jau du žino, tai čia jau nebe paslaptis. Tai tikrai mūsų ministrės, tiek Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, tiek ir Sveikatos apsaugos ministrė, tikrai mes daug kalbamės ir ieškome būdų, kaip įveiklinti tikrai iš mūsų ministerijos fizinį aktyvumą, iš Sveikatos apsaugos ministerijos sveikatų biurų veiklas ir manau, kad čia tikrai galim rasti gerų tikslų ir krypčių. Labai laukiam, visuomenė tikrai labai keičiasi, man atrodo, šie metai, rodo, 5 metai, kaip mes kitokie visai esam. Laimutė atsisėdo prie manęs, aš atsisėdu prie jos ir sako, tai jau čirškinsi. Tai Laimutė padariau taip, kad ir laiko nelabai daug būtų čirškinimui, bet Laimutė Vaidelienė, čia Sveikatos apsaugos viceministrė. Laimutė, gal pradedant ir pratęsiant Kęstutį apie tai, kad iš tikrųjų sveiki norim būti pirmiausia mes patys. Ir nuoširdžiai kalbam apie tai, kaip atrodydavom tokio amžiaus, kaip mūsų seneliai buvo tokio amžiaus, tai dabar, kaip mes visko norim, kaip mums visko dar smalsu. Kažkaip atrodo, kad pats žmogus labai prisideda prie savo sveikatos. Kaip man sistema padeda būti ilgiau sveiku? Labadiena visiems. Na, iš tikrųjų turėčiau pradėti nuo to, kad man širdis dainuoja girdint, kad mes kalbam ne vien tik apie sveikatos sritį, o apie visas sritis. ir tas yra be galo svarbu dėl to, kad sveikatos srityje taip, mes iš tiesų darom labai daug. Mes tikrai turim daugybę įvairių veiklų, bet nebejotinai be kitų sričių pagalbos ir be bendradarbiavimo iš tikrųjų nieko nebus. Ir man tikrai labai džiugu ir malonu pasakyti, kad ir su Švietimo ir mokslo sporto ministerija, ir su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kontaktai yra puikus ir mes turim daug bendrų darbų. Iš tiesų, kaip tik dabar kalbėjom ir su Deimante, kad į pabaigą eina mūsų ilgalaikės priežiūros
paslaugų projektas, kuris yra bendras, sujungiantis medicinės slaugos paslaugas ir socialinės paslaugas. Tai tas noras būti sveikam iš tikrųjų turbūt yra visiškai natūralus, bet aš gal norėčiau kalbėti ne tiek apie tai, ką mes čia darom, nes tikrai ir prevencinės programos, kurias mes vieni lankom, kiti nelankom ir Pabarkim, Laimute, čia vieta pabarti. Tikrai šitoje vietoje reiktų pabarti, nes tikrai turim puikias prevencijos ir ankstyvos diagnostikos programas tiek onkologinių lygų srityje, tiek ir širdies kraujagyslių sistemos lygų srityje. Skiepai visi. Tai apie skiepus jau čia turbūt atskira nešneka būtų, bet jeigu kalbėti apie prevencijos programas, kur tikrai žmonės jau pilnam prote esantys galėtų pasirūpinti savo sveikatą, tik pusė jų ateina nepriklausomai nuo to, kaip mes kviečiam, ar asmeniškai per pirminės sveikatos priežiūros centrus, ar centralizuotai, iš tikrųjų, to savimi pasirūpinimo, kalbėti yra viena, daryti yra visiškai kas kita. Aš girdžiu, kad Kęstutis imsis šito klausimo irgi. Bendrai darysim, bendrai spręsim problemą. Taip. Bet aš dar noriu pasakyti, kad iš tiesų mes turėtume pradėti tai ne nuo 65+, mes turėtume pradėti nuo vaikystės. Ir kai mes kalbam apie tą sveiką senėjimą, amžėjimą, tai mes turėtume galvoti ir apie savo vaikus. Tikrai džiugu, kad kažkas pardo kamuolį. Man tenka žaisti krepšinį su savo anūkais. Bet kokiu atveju tik tai, pasirūpinę jais, mes galim tikėtis, kad jie pasirūpins mumis kažkada ateityje. Ir ne tik iš tikrųjų tai, kad Lietuvoje dirbančių žmonių skaičius turės būti pakankamas tam, kad išlaikytų visus tos 65+, kurie galbūt negalės dirbti. Šiai dienai mes turim labai liūdną statistiką, 80% iš tų 65+ turi vienokių ar kitokių lėtinių problemų arba sveikatos sutrikimų. Ar čia Europos bėda, ar mes išskirtiniai? Žinot, aš neturiu dabar statistikos konkrečiai lyginant dėl šitų sutrikimų skaičiaus, tačiau mūsų sveiko gyvenimo amžius yra žemesnis negu kad Europos vidurkis, ypatingai vyrų. Tai mes tikrai turim kur pasistengti, tikrai turim kur eiti ir man tikrai dar kartą sakau labai malonu, kad mes visi apie tai kalbam. Ačiū Jums labai. Dar, taip, prašau, Juozas Olegas, labai norisi tokį vis tiek uždarimą padarom. Aš tikrai labai pritariu iš tikrųjų, kad man atrodo, ypatingai praktiniai dalykai sveikatos srityje, galbūt reiktų nuimti kai kurias viršutinės ribas profilaktiniam programom. Būtų labai paprastas žingsnis, nes jūs paminėjot, kad ateitų pirmiausia vyrai ir moterys dalyvautų tose programuose, o kitas dalykas, kadangi tikrai sveikas amžėjimas vyksta ir dalis tų patikrų galėtų nusikelti, nes tų jaunų yra mažiau, nedauga tų gimdančių, o gimstančių, o vyresni žmonės galėtų tą dalyką pasitikrinti ir būtų labai patenkinti. Man atrodo, kad tikrai tas mums yra įveikiama ir aš labai kalbinsiu tą padaryti. Ačiū visiems kalbėtojams ir čia diskusiją galėtumėm tik tai visą dieną, man atrodo, apie tai ir daryti. Jūs įjungiant, labai dėkinga visiems pasisakiusiems ir mes jūs stebėsim. Ačiū Jums labai.